Labas, reptilienai, kaip sekas Žemėje? Labas. Radai būdą ir susisiekei su manim. Tai reiškia, kad tu kažko nori. Prašau. Mūsų ambasadoriai vykdo šioje planetoje genetinio perkrovimo projektą ir jau pastebėjo pirmus signalus. Tai Žemėje pagreitėjusią ir sparčiai akceleruojančią evoliuciją. G ląstelės RNR genų grandies tolimesnėme, drastiškame žmogaus kūrimo procese. Visą laiką kariaujančios vabzdžių ateivių rūšies atstovas buvo prisijungęs ryšį ir įsikišo į reptilieno mintis subtelepatiškai. Jų rasės šitose kosmoso vietose turi bendrų interesų. Jis nuspėja, kad pakeitus genetiką globaliai, čia Žemėje gali modifikuotis genetinis ginklas prieš jų civilizaciją. Praneša pilkajam, kad jis palieka genetiką tokią, kokia ji yra dabar ir nekeičia jos globaliai, nes jei taip, mes numesim į Žemę bakterijų mechanizmą, kuri dauginsis tik šiltakraujų gyvūnų sistemose ir išnaikins kūrinijos dalį visoje planetoje. Taip, mes turime tokį planą. Ir labai atsargiai mes žinome tavo grobuoniškus instinktus ir žudymo galią. Be to saugojame aukštąsias technologijas nuo tavęs, dinozaurų palikuonio, kuris evoliucionavo į energetinį monstrą vartotoją. Mes negalime pasitikėti jūsų pasaulio architektais ir kad būtų atsakingi už ultra aukšto lygio technologijas, kurias palaipsniui diegiame per iliuminatus visoje planetoje, visose lygiuose, kurias jiems davėme kopijuoti, pridėti savo kompozicijos. Nesuprantu. Tai sakydamas turiu omenyje, kad nori perimti Žemės valdymo sistemą iš mūsų kontrolės. Mūsų apžvalgininkai pastebėjo, kad tu prieštarauji technologiniams pasikeitimams ir progresui, įsikišdamas ir esi dominuojanti genų rūšis inžinerijoje pagal reptilinio kodo programą jau per ilgai šioje planetoje. Mes nuspėjame, kokie tavo tolimesni planai. Turiu pranešti tau. Mes išanalizavom Saulės sistemos planetų gravitacijos ciklus ir apskaičiavimai rodo, kad neužilgo, kai dvi didžiausios planetos susilygiuos į vieną liniją, sudarys gravitacijos traukos disbalansą ir šoką, kuri pakeis visos Saulės sistemos planetų trajektorijas, kurios pradės palaipsniui artėti prie Saulės ir kaitins artimiausias planetas, tai Žemę. Ir tai jūsų išnykimas, jei iki tol nepakeisime gravitacijos su mega stabilizatoriumi. Aš supratau. Mes turime scenarijų nenumatytiems atvejams ir žinome, kad neturite technologijų perkelti savo genų į kitas planetas, kurias matote per Keplerio teleskopą. Tęsk. Tuomet paskubėkim aktyvuoti elektros gravitaciją, kuri pakeis elektros sandarą ir keis visas kitas gyvybės formas planetų. Tai reiškia, kad jūs norite perstatyti ir perorientuoti viską
kas čia jau buvo nusistovėję nuo seno. Pasiderėkime. Man reikalingi visi duomenys apie tavo veiklą čia šioje planetoje. Mes jau žinome, kad nuo seno jie kuria mums nesuvokiamas naujoves ir jos palaipsniui atsiranda visur planetoje, kaip tai internetas, satelitai, genų inžinerija ir daug kitų. Na, gerai, aš galiu leisti tai, bet likimas ir progresas turi būti svarstomi mūsų susirinkimuose slaptai. Aš jiems pranešiu apie planetų Saulės sistemoje artėjimą ir kaitimą. Tu nuskraidinsi mūsų gyvybės formą į kitas egzoplanetų sistemas, atiduosi genų evoliucijos akceleracijos įrankius, kuriuos turite, ir visą technologiją subatominės tamsiosios skaldytos materijos energijos valdymui, kad galėtumėm tęsti su šiomis technologijomis ir užkariauti visą galaktiką. Tikrai ne. Tu reptilinai laikei savo įtakoje Žemę su savo primityviu intelektu jau daugybę amžių. Tu daug ko nežinai ir nesuvoki pagrindinio architektūros plano. Mes jau seniai perkelinėdavome genetinius patobulinimus mūsų išrinktiems žmonėms, tai apšviestieji, naujų dalykų išradėjai, eksperimentatoriai. Ir mums nuostabu matyti, kaip jie greit atranda naujus dalykus. Ir tai jau tapo mūsų krauju ir protu. In the genetic mix. Mes čia veiksime pagal mūsų taisyklės. Daugybę amžių jūs kovojot ir žudėt mūsų apšviestuosius dėl idėjos išlaikymo. Nors ir turite mūsų genų fragmentus, mes užrakiname ir paslėpėme mūsų apšviestųjų proto spinduliavimo galimybės kanalus, kad jie niekada neperteiks technologijos, mokslo išradimų į tavo žinių sistemą. Kad mūsų rasė dominuoja spartėjančioje jungtyje su išrinktaisiais. Ir aš tuomet ruošiu planą pergabenti kelias rūšis žmonių į kitą planetą. Bet tu turi pasirinkti mūsų rūšies atstovus, nes aš noriu užtikrinti mūsų genetinį išlikimą. Kam tu toks reikalingas? Tu laikai žmonijos potencialą ir energiją žemuose dažniuose ir be perspektyvų mums. Taip skrieji ir sukiesi aplinkui Saulę jau ne vieną tūkstantmetį. Tu nežinai mano planų ir mano kantrybę perpildyti. Tu žinai, ką gali padaryti atomo dalymasis branduoliniame ginkle. Tu praradai kontrolę ir tu žinai, kad mano viršenybė visose lygiuose ir pranašesnė už jūsų. Sutinku, bet Bet ką? tu žinai vabzdžių ateivių rūšį su sistema, kuri kaip virusas dauginsis ir išnaikins, ką tu kūrei tūkstančius metų. Kogi tu iš tikrųjų nori? Pažiūrėk, mūsų prašymų į aukštesnės civilizacijas buvo stabilizuota Žemės planeta nuo gravitacinės anomalijos, kad neįvyktų poliarinis pasislinkimas, tai kad Antarktika netaptų vietoje Afrikos ir išvengėme katastrofos ir
iki 90% gyvybės išnykimo. Kad laikas, įnašas ir mūsų investicijos čia nebūtų iššvaistytos kitos civilizacijos kūrimui. Aš nusileisiu į žemę ir parodysiu jums daug dalykų ir tavo geno rasei grėstų išnykimas. Kodėl ir kaip? Tavo reptilinė sistema negalės išgyventi realybės informacijos cikle ir staigiame proto šturme. Tai masiškas informacijos perteklius apie kosminį lygį. Mes išgyvensime smegenų šturmą taip, kaip išgyvena šioje planetoje mūsų ancestorius, giminaitis, aligatorius jau labai senai. Mes nenorime iš tikrųjų išnaikinti jūsų rasės, nes reptilijos genai gerai adaptuojasi įvairiomis sąlygomis ir prisitaiko prie klimato ir tinka įvairiose planetose genų eksperimentams. Tu matai, mums reikia šitos technologijos labai, kurią tu slepi nuo mūsų, papasakok daugiau. Taigi, mes čia eksperimentuojame nuo Žemės pradėjimo laiko, manipuliuodami genus evoliucijos tėkmėje. Žinoma, reptilijos genai dominavo Žemėje ilgą laiką nuo dinozaurų laikų, bet mes kūrėme ir kitas genų rūšis su jų sistemomis vandenyje, ore ir žemėje. Tai vandens gyvūnai, paukščiai, reptilijos, žinduoliai ir kitos gyvybės formos, kaip pirmuonis, vabzdžiai, bakterijos ir augalų karalystė. Ir kalbame apie humanoidų rūšį, kuri evoliucionavo su mūsų genų inžinerijos pagalba ir turėjo reptilijų genetiką ir daugiau kitų sumaišytų su šiltakraujų sistemos dalimis. Bet laikas jau arti ir mes akceleruojame evoliuciją, pakeisdami žmogaus genus į aukštesnės kilmės ateivių genus, kurie, kaip numatom, mūsų eksperimente turėtų pakeisti visą žmogaus suvokimą apie tai, kas buvo įrašyta istorijos puslapiuose, visą civilizacijos kultūros suvokimą ir per kanalus pasijungimą prie mūsų minčių generatoriaus kosminėje materijoje, kad humanoidas būtų pajungtas vadinamoje informacijos materijoje su tarplanetinėmis sistemomis ir vyktų sąmonės evoliucija, kuri pakeistų viską, ką tik turėjome čia Žemėje sukūrę, pakeistų suvokimą, kur esame kosminėme lygyje, aktyvuotų dar jums nežinomų galimybių matymo lauką, kaip tai energetinių laukų matymas, termomatymas ir daug kitų ultraspalvų matymo aktyvavimas. Ir kitų jums dar nežinomų technologijų, kurie transformuos jūs į naują Homo novus silver combine rūšį ir laikys po kelių kartų kromagmoną primityvų, kaip jūs laikote neandertalietį ar homo habilis ir kitas rūšis. Jūsų protas peršoks 2000 metų evoliucijos per 300 metų laikotarpį ir pradėsite kurti ir vertinti iki dabar dar jums nežinomų dalykų, technologijų. Genų manipuliavimas, inžinerija vyksta per elektrinį lygį, kurį mes aktyvuojame. Tai energetiniai atomai elektros dalyje, kurie yra visoje Saulės sistemoje, ir bioelektra, kuri yra jumyse.
Pakeisdami elektros sandarą mes pakeisime ir neurotransmiterių struktūrą. Per tai atsiras naujų rūšių hormonų jūsų smegenyse. Bet turim didelių trukdžių iš jūsų reptilianų žmonių rasės, kurie nesuvokia planetos apimties programos, akceleruotos evoliucijos ir nori valdyti planetą pagal nustatytą programą, kaip žmonių inžinerijoje prieš 6000 metų, nors proto evoliucija prasidėjo prieš 300 metų. Naudojama sistema nėra adaptuota naujai žmonių rūšiai, kad vystytųsi pagal grandiozinį grandininį planą. Suprask, mes radome šią planetų sistemą, kaip jūs randate aguonos grūdą. Su tokia nuostaba, kai pirmą kartą pamačius vaizdus per mikroskopą arba per teleskopą, supras, kad dydis mums vienodai reikšmingas. Mes sukūrėme jūs pagal eksperimentinį planą iš mūsų daugeliu tarpusavį kariaujančių rasių, kad turėtumėm tarp mūsų daug bendro ir nebekariautumėm. Vienos žmonių rasės turi daugiau vienos ar kitos ateivių rasės atstovų genų. Ir nors mes labai pažengę mokomės ir studijuojame vienų su kitais sąveikas. Ir dar neišsiaiškinom žmonių tarp rūšinių santykių jau ilgą laiką. Tad aktyvuosime elektros technologiją, kuri transformuos bioelektrą jumyse. Ir tai bus mums naujiena. Žiūrėti ir daryti išvadas. Suprasti daugiau, tyrinėjant žmogų eksperimentais, kad pagal tai pritaikyti santykių modelius mūsų skirtingoms ateivių rasėms. Manau, daug tave nušviečiau ir pakeičiau suvokimą. Mes palaikysim kontaktą ir peržiūrėsim galimybės. Tai viso, iki kito karto. Viso, ate, tu man atskleidai tokių dalykų, apie kuriuos aš nebūčiau net pagalvojęs. Man užtruks labai ilgą laiką apdoroti šitą duotą informaciją. Puiku,